Evangelija pagal Morkų, 1 skyrius. Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus gerosios naujienos pradžia. Kaip pranašų parašyta, štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntiniu, kuris nuties tau kelią. Dykumoje šaukiančiojo balsas. Paruoškite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Jonas pasirodė dykumoje, krikštijo ir skelbė atgailos krikštą nuodėmėms atleisti. Pasitraukė visas Judėjos kraštas ir Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo savo nuodėmes ir visi buvo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strienas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis maitinosi skeriais ir lauko medumi. Jis skelbė: po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo sandalų dirželio. Aš jūs krikštiju vandeniu, o jis krikštis jūs šventąja dvasia. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas pakrikštijo jį Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, jis pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu esi mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ir tojau dvasia jį nuvedė į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus atėjo į Galilėją ir skelbė Dievo karalystės evangeliją. Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė, atgailaukite ir tikėkite evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Mat jie buvo žvejai. Jėzus jiems tarė: sekite paskui mane ir aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Ir tuojau palikę tinklus, jie nusekė paskui jį. Paėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų, Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat jis pašaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų valtyje, su samdiniais jie nusekė paskui jį. Jie atėjo į Kafarnaumą ir iškart šabo dieną jis nuėjo į sinagogą ir ėmė mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis valdžią, o ne kaip rašto žinovai. Jų sinagogoje buvo žmogus turintis netyrą dvasią. Jis ėmė šaukti: Palik mus, kuo tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų pražudyti? Žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį sakydamas: nutilk ir išeik iš jo. Tada netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi apstulbo ir klausinėjo vienas kito: kas tai? Koks čia naujas mokymas? Jis su valdžiai sakinėja net netyrosioms dvasioms ir tos jam paklūsta. Garsas apie jį kaip mat pasklido po visą Galilėjos kraštą. Išėję iš sinagogos, jie su Jokūbu ir Jonu atėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs paėmė ją už rankos ir pakėlė. Karštis tučtuojau paliovė ir ji galėjo jiems patarnauti. Vakare, saulei nusileidus, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daug sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Anksti rytą, gerokai prieš aušrą, Jėzus atsikėlęs nuėjo į nuošalę vietą ir ten meldėsi. Simonas ir buvęs su juo nusekė iš paskos ir suradę jį pasakė: visi tavęs ieško. Jis atsakė: eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten pamokslaučiau, nes tam esu atėjęs. Ir jis pamokslavo jų sinagogose po visą Galilėją ir išvarinėjo demonus. Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: jeigu nori, gali mane padaryti švarų. Jėzus apimtas gailesčio ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Jam tai ištarus, raupsai iškart pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tojau pasišalinti ir griežtai įspėjo: žiūrėk, kad niekam nieko nepasakotum. Eik, pasirodyk kunigui ir aukok už apvalymą Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. Bet šis išėjęs pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti žinią apie tą įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste.
Jis laikėsi už miesto negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Antras skyrius. Po kelių dienų Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdę jį esant namuose, kaip mat susirinko, ir taip gausiai, jog ne prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jiems žodį. Tada 4 vyrai atnešė pas jį paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogo namo, kur jis buvo, ir padarė skylę nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: Sūnau, tavo nuodėmės tau atleidžiamos. Tenai sėdėjo keletas rašto žinovų, svarstančių savo širdise: Kodėl jis taip piktažodžiauja? Kas gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas? Jėzus iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis tarė: Kam taip svarstote savo širdise? Kas lengviau, ar pasakyti paralyžiuotam tau atleidžiamos nuodėmės, ar liepti kelkis, imk neštuvus ir vaikščiok? Bet kad žinotumėte žmogaus sūnų turint valdžią atleisti žemėje nuodėmės, čia jis tarė paralyžiuotajam: Sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis tojau atsikėlė ir visiems matant pasiėmęs neštuvus išėjo. Visi stebėjosi ir garbino Dievą sakydami: Tokių dalykų mes niekada nesame matę. Jėzus vėl nuėjo į paežerę, didelė minia rinkosi prie jo, ir jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfėjaus sūnų, sėdinti muitinėje, ir tarė jam: Sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nusekė paskui jį. Kai Jėzus valgė Levio namuose, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdėjo prie stalo drauge su Jėzumi ir mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto žinovai ir fariziejai, išvydę jį valgantį su muitininkais ir nusidėjėliais, klausė jo mokinių: Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų, bet nusidėjėlių šaukti į atgailą. Jono mokiniai ir fariziejai pasnikavo. Jie atėję klausė Jėzus: Kodėl Jono ir fariziejų mokiniai pasnikauja, o tavieji ne? Jėzus atsakė: Ar gali vestuvininkai pasnikauti, kol su jais yra jaunikis? Kol jaunikis su jais, jie negali pasnikauti, bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis jie pasnikaus. Niekas nesiūvo lopo iš naujo audinio ant sudėvėto drabužio, antraip naujas atplėštų nuo senojo gabalą ir pasidarytų dar didesnė skylė. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vyną suplėšytų vynmaišius ir nueitų niekais ir vynas ir vynmaišiai. Jaunam vynui būtini nauji vynmaišiai. Šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką ir jo mokiniai eidami skabė varpas. Fariziejai jam sakė: Žiūrėk, kodėl jie daro per šabą tai, kas draudžiama? Jėzus atsakė: Nejaugi niekad neskaitėte, ką prireikus padarė Dovydas, kai jis ir jo palydovai neturėjo maisto ir buvo išalkę? Prie vyriausiojo kunigo Abjataro jis įėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos ir davė savo palydovams, nors niekam neleistina jos valgyti, tik kunigams. Ir pridūrė: Šabas padarytas žmogui, o ne žmogus šabui. Taigi, žmogaus sūnus yra šabo viešpats. Trečias skyrius. Jis vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Jie stebėjo, ar jis gydys šį šabo dieną, kad galėtų Jėzų apkaltinti. Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka: Stok į vidurį. O jų paklausė: Ar šabo dieną leistina daryti gerą ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti? Bet anie tylėjo. Tada rūstė juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui: Ištiesk ranką. Šis ištiesė ir ranka tapo sveika kaip ir kita. Išėję fariziejai tojau pradėjo tarti su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti, o Jėzus su savo mokiniais pasitraukė prie ežero. Jį sekė didelė minia iš Galilėjos ir iš Judėjos, Jeruzalės ir Idomėjos, iš anapus Jordano bei iš Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie daugybę jo darbų. Jėzus liepė mokiniams laikyti jam paruoštą nedidelę valtį, kad minia jo nesuspaustų. Mat jis buvo daugelį išgydęs, ir visi, kuriuos kankino ligos, veržėsi prie jo norėdami jį paliesti.
Taip pat netyrosios dvasios vos tik jį pamačiusios puldavo priešais jį ir šaukdavo: Tu esi Dievo sūnus! Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. Jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir galėtų siųsti juos pamokslauti. Ir jie turėtų valdžią gydyti ligas bei išvarinėti demonus. Paskyrė Simoną, pavadinęs jį Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Juos pavadinęs buvo Energijas, tai yra griaustinio vaikai. Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananietį ir Judą Iskarijotą, kuris jį ir išdavė. Ir jie grįžo namo. Vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nie pavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis išėjęs iš proto. Atvykę iš Jeruzalės rašto žinovai sakė: Jis turi Belzebubą ir demonų kunigaikščio padedamas jis išvaro demonus. O Jėzus pasivadinęs juos kalbėjo palyginimais. Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė suskilusi, tokia karalystė negali išsilaikyti. Ir jei namai suskilę, tokie namai negali išstovėti. Ir jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis negali išsilaikyti ir žlunga. Niekas negali įėjęs į galiūno namus pasigrobti jo turto pirmiau nesurišęs galiūno, tik tada jis apiplėš jo namus. Iš tiesų sakau jums, bus atleista žmonių vaikams visos nuodėmės ir piktažodžiavimai, kad ir kaip jie piktažodžiautų, bet jei kas piktažodžiautų šventai dvasiai, tam niekad nebus atleista ir jis amžiams bus pasmerktas. Mat jie sakė, jis turi netyrąją dvasią. Atėjo Jėzaus motina bei broliai ir lauke, sustoję prašė jį pakviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam pranešė, štai tavo motina ir broliai bei seseris lauke stovi ir ieško tavęs, jis atsakė: Kas yra mano motina ir mano broliai? Ir apžvelgęs aplink sėdinčius tarė: Štai mano motina ir mano broliai, kas vykdo Dievo valią, tas yra mano brolis ir sesuo ir motina. 4 skyrius. Jis vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minia, kad jis net įlipo į valtį ir sėdėjo ant vandens, o visa minia liko ant kranto palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais, mokydamas sakė: Paklausykite, štai sėjėjas išėjo sėti. Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskridę padangių paukščiai juos sulėsė. Kiti nukrito į uolietą dirvą, kur buvo nedaug žemės, ir greitai sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei pakilus, daigai išdegė ir neturėdami šaknų nudžiūvo. Kiti nukrito tarp erškėčių, erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių, vieni 30-eriopą, kiti 60-eriopą, treti 100-eriopą. Jis pasakė jiems: Kas turi ausis klausyti, te klauso. Kai Jėzus pasiliko vienas, aplink jį esantis kartu su 12 paklausė apie palyginimą. Jis atsakė: Jums duota suprasti Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nuodėmės nebūtų jiems atleistos. Ir jis paklausė: Nejaugi nesuprantate šio palyginimo? Tai kaip suprasite visus kitus palyginimus? Sėjėjas sėja žodį, palei kelią sėjamas žodis, tai tie, kuriems vos išgirdus, tuoj pat ateina šėtonas ir išplėšia jų širdise pasėtąjį žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolietoje dirvoje. Išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu jį priima, bet jie neturi savyje šaknų ir išsilaiko neilgai. Ištikus kokiam sunkumui ar persekiojimai dėl žodžio, jie tuoj pat pasipiktina. Kiti sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir sukilę geismai kitiems dalykams nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių.
kas 30-eriopą, kas 60-eriopą, o kas 100-eriopą. Jis kalbėjo jiems. Argi žiburys atnešamas pakišti po indu ar po lovą, argi neįstatyti į žibintuvą? Juk nėra nieko paslėpta, kas netaptų matoma, ir nieko paslaptyje laikoma, kas neiškiltų aikštėn. Jei kas turi ausis klausyti, te klauso. Jis sakė jiems, įsidėmėkite, ką girdite, kokius saikus seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta. Ir jums, kurie girdite, bus dar pridėta. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turi. Jis kalbėjo. Dievo karalystė yra kaip žmogus beriantis dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną sėkla dygsta ir auga, jam nežinant kaip. Juk žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus tuojau ima pjautuvą, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galima palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji kaip garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, jis yra mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas, užauga, tampa didesnis už visus augalus ir išleidžia plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė jiems žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jis jiems nekalbėdavo, bet kai pasilikdavo vienas su savo mokiniais, viską jiems išaiškindavo. Ta pačia diena, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: Irkimės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie jį pasiėmė, nes jis tebebuvo valtyje, kartu plaukė ir kitos mažos valtis. Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad ją jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šūkdami: Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame! Pabudęs jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui nutilk ir nurimk. To jau pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. Jis tarė jiems: Kodėl jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo? Juos apėmė didelė baimė ir jie kalbėjo vienas kitam: Kasgi jis toks, net vėjas ir ežeras jo klauso? 5 skyrius. Jie priplaukė ežero krantą Gadariečių krašte. Jam išlipus iš valties, to jau priešais jį iš kapinių atbėgo vyras, turintis netyrą dvasią. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. Nors jis daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nutraukydavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Ištisas naktis ir dienas jis bastydavosi po kalnus ir kapines, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė prieš jį ir ėmė garsiai šaukti: Ko tau reikia iš manęs, Jėzau aukščiausiojo Dievo sūnau? Saikdinu tave Dievu, nekankink manęs! Mat Jėzus buvo paliepęs: Išeik netyroji dvasiai žmogaus. Jėzus dar paklausė: O kuo tu vardu? Jie atsakė: Mano vardas Legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė kiaulių banda. Visi demonai maldavo jį, sakydami: Pasiųsk mus į tas kiaules, kad į jas sueitume. Jėzus iškart jiems leido, išėjusios netyros dvasios apniko kiaules ir visa banda apie 2000 kiaulių metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė. Tie, kurie jas ganė, išbėgo ir pranešė apie įvykį mieste ir kaimuose. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Atėję prie Jėzaus pamatė sėdinti demoną apsėstąjį, tą, kuriame buvo legionas, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. Mačiusiai papasakojo jiems, kas nutiko su apsėstuoju ir apie kiaules. Tada žmonės ėmė Jėzaus maldauti, kad jis pasitrauktų iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį, buvęs demono apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė: Eik namo pas saviškius ir papasako, kiek daug viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kiek daug Jėzus jam padarė, ir visi stebėjosi. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, prie jo susirinko didžiulė minia ir jis buvo paežerėje.
Štai ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų vardu Jairas ir pamatęs jį puola jam po kojų karštai maldaudamas: Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo, paskui jį sekė didžiulė minia ir jį spauste spaudė. Ten buvo viena moteris 12 metų serganti kraujoplūdžiu, nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo. Ji niekiek nepasitaisė, bet ėjo vis blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasispraudė iš minios galo ir prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji kalbėjo: Jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Tuoj pat kraujas nustojo jai plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi nuo savo ligos. Ir Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minią paklausė: Kas prisilietė prie mano apsiausto? Jo mokiniai atsakė: Matai, kaip minia tave spaudžia, tu klausi, kas mane palietė? Bet jis dairėsi tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį išsigandusi ir virpėdama nežinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį papasakojo visą tiesą, o jis tarė jai: Dukra, tavo tikėjimas išgydė tave, eik rami ir būk sveika nuo savo ligos. Jam dar tebekalbant atėjo sinagogos vyresniojo žmonės ir pranešė: Tavo duktė numirė, kam dar vargini mokytoją? Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus tarė sinagogos vyresniajam: Nebijok, vien tik tikėk. Ir jis niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus, Jėzus pamatė sujudimą ir garsiai verkiančius bei raudojančius. Įžengęs vidun jis tarė: Kam tas triukšmas ir verksmas? Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės šaipėsi iš jo, tada išvaręs juos visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Paėmęs mergaitę už rankos, pasakė jai: Talita kum, išvertus reiškia: Mergaitė, sakau tau, kelkis. Mergaitė to jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Jie nustėro iš nuostabos. Jis griežtai įsakė, kad niekas to nesužinotų, ir liepė duoti mergaitį valgyti. 6 skyrius. Išvykęs iš ten, jis mokinių lydimas parkeliavo į savo tėviškę. Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi, iš kur jam tai. Kas per išmintis jam suteikta, kad net tokie stebuklai daromi jo rankomis? Argi jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Argi jo seserys negyvena čia pas mus? Ir jie piktinosi juo, o Jėzus jiems tarė: Pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Ir jis stebėjosi jų netikėjimu. Jis ėjo per apylinkes, kaimus ir mokė. Jėzus pasišaukė pas save 12, ėmė juos siųsti po 2 ir davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Liepė be lazdos nieko neimti į kelionę, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų dirže, tik apsiauti sandalais, bet neapsivilkti 2 tunikų. Ir įsakė jiems: Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kol išvyksite. Jei kurioje vietoje jūsų nepriimtų ir nesiklausytų, išeidami iš ten nusikratykite dulkes nuo kojų, kaip liudijimą prieš juos. Jie išėjo ir skelbė atgailą, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Karalius Erodas išgirdęs, nes Jėzaus vardas tapo plačiai žinomas, kalbėjo: Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių, todėl jame veikia stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino: Jis Elijas. Dar kiti sakė: Jis pranašas, kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Erodas sakė: Tai Jonas, kuriam aš nukirzdinau galvą, jis prisikėlė. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados, kurią buvo vedęs. Mat Jonas sakė Erodui: Nevalia tau gyventi su brolio žmona. Erodiada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas bijojo Jono, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis daug ką darydavo ir mielai jo klausydavosi.
Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodiados duktė ten išėjusi šoko ir patiko Erodui, bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei: prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė: ko tik prašysi, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tada ji nuėjusi paklausė savo motinos: ko man prašyti? O ši tarė: Jono Krikštitojo galvos. Toji skubiai atbėgusi pas karalių paprašė: noriu, kad man to jau duotum dubenyje Jono Krikštitojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl priesaikos ir svečių nesiryžo jai atsakyti. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto jam kalėjime galvą ir atnešė ją dubenyje. Padavė mergaitiai, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, paėmė jo kūną ir palaidojo kape. Apaštalai susirinko pas Jėzų ir papasakojo jam viską, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė jiems: eikite vieni į nuošalę vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo laiko nė pavalgyti. Ir jie išplaukė valtimi į negyvenamą vietą. Bet minia pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis pažino jį. Iš visų miestų subėgo ten pėsti, pralenkdami mokinius, ir susirinko pas jį. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens, ir pradėjo juos mokyti daugelio dalyko. Dienai pasibaigus, priėjo prie jo mokiniai ir kalbėjo: čia dykvietė ir jų metas vėlyvas, paleisk juos, kad pasklidę po aplinkinius kiemus bei kaimus nusipirktų duonos, nes jie neturi ko valgyti. Bet Jėzus tarė: jūs duokite jiems valgyti. Mokiniai tada klausė: ar mums eiti ir nupirkti duonos už 200 denarų ir duoti jiems valgyti? Jis sako: kiek turite kepalų? Eikite ir pažiūrėkite. Patikrinę jie atsakė: 5 ir 2 žuvis. Jis įsakė susodinti žmones būriais ant žalios žolės. Ir tie susėdo būrys prie būrio, po 100 ir po 50 žmonių. Jėzus paėmė 5 kepalus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė duoną ir davė savo mokiniams, kad padalintų žmonėms. Taip pat jis padalino visiems tas 2 žuvis, ir visi valgė ir pasisotino. Jie pririnko 12 pilnų pintinių duonos trupinių ir žuvies likučių, o valgytojų buvo apie 5000 vyrų. Tuojau jis privertė savo mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą prie Betsaidos, kol jis paleisė žmones. Juos paleidęs, jis nuėjo į kalną melstis. Atėjus vakarui, valtis buvo ežero viduryje, o jis vienas sausumoje. Matydamas, kad mokiniai vargsta besiirdami, nes vėjas buvo jiems priešingas, apie 4 nakties sargybą jis ateina pas juos, žengdamas ežero paviršiumi, ir buvo beprieinąs pro šalį. Šie pamatė jį einant ežeru, pamanė, jog tai šmėkla, ir pradėjo šaukti. Mat visi jį matė ir išsigando, bet jis tojau juos prakalbino: drąsos, tai aš, nebijokite. Tada jis lipo pas juos į valtį ir vėjas liovėsi. Mokiniai buvo didžiai apstulbinti ir be galo stebėjosi, nes nebuvo supratę duonos stebuklo, kadangi jų širdis tebebuvo užkietėjusios. Persyrę per ežerą, jie pasiekė Genezareto kraštą ir čia lipo į krantą. Jiems išlipus iš valties žmonės tuojau pažino jį. Apibėgo visą apylinkę ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant. Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar kiemus, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą, ir visi, kas tik jį paliesdavo, išgydavo. 7 skyrius. Pas jį susirinko fariziejų ir keli rašto žinovai atvykę iš Jeruzalės. Jie pamatė kai kurios jo mokinius valgant duoną su terštomis, tai yra neplautomis rankomis, priekaištavo. Mat fariziejai ir visi žydai, laikydamiesi prosenių tradicijos, valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus jie nevalgo neapsiplovę, bet to yra daug kitų nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami tradiciją, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai rašto žinovai jo klausė: kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių tradicijos ir valgo duoną neplautomis rankomis? Jis jiems atsakė:
Gerai apie jūs veidmainį pranašavo Izaijas, kaip parašyta. Ši tauta gerbia mane lūpomis, bet jų širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių įsakų priesakų, palikdami Dievo įsakymą. Jūs įsikibę laikote žmonių tradicijų, puodelių ir taurių plovimo ir daug kitų panašių dalykų darote. Ir jis pridūrė, puikiai jūs atmetate Dievo įsakymą, kad tik išsaugotumėte savo tradicijas. Antai Mozė įsakė, gerbk savo tėvą ir motiną, ir kas keiktų tėvą ar motiną, mirtimi te miršta. O jūs sakote, jei žmogus pasako savo tėvui ar motinai, viskas, kas tau būtų naudinga iš manęs, te būna korban, tai yra dovana Dievui. Tada jūs nebeleidžiate jam padėti tėvui ar motinai, savo perdodamą tradiciją atmesdami Dievo žodį. Ir daug panašių dalykų darote. Sušaukęs visus žmonės, Jėzus kalbėjo. Paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš išorės patekęs į žmogų, galėtų jį suteršti. Žmogų suteršia vien tai, kas iš žmogaus išeina. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Kai sugrįžo nuo minios į namus, jo mokiniai paklausė apie palyginimą. Jis jiems sako, nejaugi ir jūs nesuprantate? Argi neaišku jums, kad visa, kas patenka į žmogų iš išorės, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan, ir taip išvalomas visas maistas. Ir jis pasakė, žmogus suteršia tai, kas iš jo išeina, iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikimas, pavydas, piktažodžiavimas, išdidumas, kvailystė, visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Išvykęs iš ten, jis nukeliavo į Tyro ir Sidono sritis, užėjęs į vienus namus, jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet jam nepavyko to nuslėpti. Išgirdusi apie jį moteris, kurios duktė turėjo netyrąją dvasią, atėjo ir puolė jam po kojų. Moteris buvo graikė, kilimo sirofinikietė. Ji maldavo, kad jis išvarytų iš jos dukrelės demoną. Jėzus jai tarė, leisk pirmiau pasisotinti vaikams, juk nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Moteris tarė, taip viešpate, bet ir šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius. Tada jis tarė, dėl šitų žodžių eik namo. Demonas jau išėjęs iš tavo dukters. Parėjusi namo, jį rado dukrelę gulinčią patale ir demoną išėjusi. Palikęs Tyro iš Sidono sritis, jis vėl atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atvedė jam sunkiai kalbantį kurčiąjį ir prašė uždėti ant jo ranką. Jis pasivedė jį nuo šaliau nuo minios, įkišo savo pirštus į jo ausis, palėtė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam. Efata, tai yra atsiverk. Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsipalaidavo liežuvio raišys ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems įsakė niekam šito nepasakoti, bet kuo labiau jis draudė, tuo jie daugiau apie jį kalbėjo. Žmonės labai stebėjosi ir kalbėjo, jis visą gerai padarė, jis daro, kad kurtieji girdi ir nebiliai kalba. 8 skyrius. Anomis dienomis susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus pasišaukė savo mokinius tarė, gaila man minios, jau 3 dienos žmonės yra su manimi ir neturi ko valgyti. Jei paleisiu juos namo alkanus, jie kelyje nusilps, nes kai kurie yra atėję iš toli. Mokiniai jam atsakė, iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti? Jėzus paklausė, kiek kepalų turite? Jie atsakė, 7. Tada jis liepė žmonėms susėsti ant žemės, paėmė 7 kepalus, padėkojo, laužė ir davė mokiniams dalyti, ir tie padalijo miniai. Jie dar turėjo kelias žuveles, jis palaimino jas ir taip pat liepė dalyti. Žmonės pavalgė iki soties ir jie surinko dar 7 pintines likučių, o valgytojų buvo apie 4000. Jėzus paleido juos ir tojau įsėdė su mokiniais į valtį, nuplaukė į Dalmanutos sritį. Čia priėjo fariziejų ir pradėjo su juo ginčytis, mėgindami jį. Jie reikalavo ženklų iš dangaus. Atsidusęs iš dvasios gilumos, jis tarė, ir kam šita karta reikalauja ženklo? Iš tiesų sakau jums, ženklo šiai kartai nebus duota. Ir palikęs juos, jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą.
Mokiniai buvo pamiršę pasiimti duonos, jie turėjo su savimi valtyje vieną kepalą. Jėzus juos įspėjo: žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir erodo raugo. Jie svarstė tarpusavį sakydami: tai todėl, kad nepasiėmėme duonos. Tai supratęs Jėzus tarė: kam jūs tarėtės neturį duonos? Ar vis dar neišmanote ir nesuprantate ir jūsų širdis vis dar užkietėjusios? Turite akis ir nematote, turite ausis ir negirdite. Argi neatsimenate, jog 5 kepalus aš sulaužiu 5 000, o kiek pilnų pintinių trupinių pririnkote? Jie atsakė: 12. O kai 7 kepalus sulaužiu 4 000, kiek pintinių trupinių pririnkote? Jie atsakė: 7. Tada jis tarė: tai kaipgi vis dar nesuprantate? Jie ateina į Betsaidą, ten atveda pas Jėzų neregį ir prašo jį palytėti. Jis paėmė neregį už rankos ir nusivedė už kaimo, ten spjovė jam į akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė: ar ką nors matai? Šis apsižvalgęs tarė: regiu žmonės lyg kokius medžius, matau juos vaikščiojančius. Jis vėl rankomis palėtė jo akis ir liepė apsižvalgyti. Ir šis tapo sveikas ir viską aiškiai matė. Jėzus išsiuntė jį namo sakydamas: į kaimą neužeik ir niekam ten nepasakok. Jėzus su savo mokiniais išėjo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinių: kuo mane žmonės laiko? Jie atsakė: vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti vienu iš pranašų. Tada jis paklausė: o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė: tu esi Kristus. Tada Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Jis pradėjo juos mokyti, jog žmogaus sūnus turės daug iškentėti, būti vyresniųjų aukštųjų kunigų bei rašto žinovo atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikelti. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir sudraudė Petrą: eik šalin, šėtone, nes tu mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių. Pasišaukęs minią ir savo mokinius Jėzus prabilo: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Kokiagi žmogui nauda, jei jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir žmogaus sūnus, kai jis ateis savo tėvo šlovėje su šventaisiais angelais. 9 skyrius. Jis jiems kalbėjo: iš tiesų sakau jums, tarp čia stovinčių yra tokių, kurie neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystę, ateinančią su galybė. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai pradėjo spindėti tarsi sniegas, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Jiems pasirodė Elijas bei Mozė ir kalbėjosi su Jėzumi. Petras tarė Jėzui: rabi, gera mums čia būti. Pastatykime 3 palapines, vieną tau, vieną Mozei ir vieną Elijui. Jis nežinojo, ką sakąs, nes jie buvo labai išsigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Ir tuojau apsižvalgę jie nieko daugiau prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie matė, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Jie klausė jo, kodėl rašto žinovai sako, jog pirmiau turės ateiti Elijas. Jėzus jiems atsakė: tikrai Elijas atėjęs pirma viską atstato, bet kaipgi parašyta apie žmogaus sūnų, jog jis daug iškentėsiąs ir būsiąs paniekintas. Todėl sakau jums, Elijas buvo atėjęs ir jie pasielgė su juo kaip norėjo, taip, kaip apie jį parašyta. Sugrįžęs pas mokinius, jis pamatė aplink juos susirinkusią didelę minią ir besiginčiančius su jais rašto žinovus. Vos pastebėjusi Jėzų, minia labai nustebo ir visi bėgo pas jį pasveikinti. Jis paklausė rašto žinovų: dėl ko ginčiate su jais? Vienas iš minios jam atsakė:
Mokytojau, aš atvedžiau pas tave savo sūnų, kuris turi nebylę dvasią. Kur tik sugriebusi dvasia jį taso, iš burnos jam eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra. Aš prašiau tavo mokinių išvaryti dvasią, bet jie nepajėgė. Tada Jėzus tarė: O netikinti karta, kiek dar man reikės su jumis būti, kaip ilgai jūs kęsti, atveskite jį pas mane. Jie atvedė, vos jį pamačiusi, dvasia pradėjo tasyti berniuką. Šis papuolė ant žemės ir apsiputojęs raičiojasi. Jėzus paklausė tėvo, ar seniai jam taip darosi. Šis atsakė, nuo pat vaikystės. Dvasia dažnai įstumdavo jį į vandenį ir į ugnį, norėdama nužudyti, bet jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus jam atsakė, jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam. Tučtuojau vaiko tėvas su ašaromis sušuko: Tikiu viešpate, padėk mano netikėjimui! Matydamas susibėgančią minę, Jėzus sudraudė netyrą dvasią, sakydamas jai: Nebyliai ir kur čia dvasia, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Dvasia klykdama ir smarkiai jį purtydama išėjo, o jis liko tarsi negyvas ir daugelis sakė, jis mirė. Bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė ir šis atsistojo. Kai jis sugrįžo namo, mokiniai pasilikę su juo vieni klausė, kodėl mes negalėjome juos išvaryti. Jis atsakė, ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda ir pasniku. Iš ten išėję jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis sakė jiems, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį. Nužudytas, jis po 3 dienų prisikels. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet bijojo jo klausti. Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie Jėzus jų paklausė, apie ką kalbėjotės kelyje? Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčiojosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs jis pasišaukė 12 ir tarė, jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Paėmęs mažą vaiką pastatė tarp jų ir apsikabinęs jį pasakė jiems, kas priima tokį vaiką mano vardu, tas priima mane. O kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris mane siuntė. Jonas jam tarė, mokytojau, mes matėme vieną, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarnėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis mūsų neseka. Jėzus atsakė, nedrauskite jam. Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens mano vardu, dėl to, kad priklausote Kristui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo atlygio. Kas įstumtų į nuodėmę vieną iš šitų mažutėlių, kurie tiki manimi, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girno akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavo ranka traukia tave nusidėti, nukirsk ją. Tau geriau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta. Jei tavo koja veda tave į nuodėmę, nukirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą, į negęstančią ugnį, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta. Ir jei tavo akis traukia tave nusidėti, išlupk ją, nes geriau tau viena akiu įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į ugnies pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta. Kiekvienas bus pasūdytas ugnimi ir kiekviena auka bus druska pasūdyta. Druska geras daiktas, bet jeigu ji netektų surumo, kuo ją pasūdyti? Turėkite savyje druskos ir taikiai gyvenkite tarpusavyje. 10 skyrius. Jėzus iškeliavęs iš ten atvyksta į Judėją ir už Jordanę. Žmonių būriai vėl susirinko pas jį ir jis vėl mokė, kaip buvo pratęs. Tada atėjo fariziejų, kurie mėgindami jį klausė, ar galima vyrui atleisti žmoną. Jis jiems atsakė, o ką jums įsakė Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus pasakė, dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė jos vyrą ir moterį. Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir bus sujungtas su savo žmona. Ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. Todėl ką Dievas sujungia, žmogus ten neperskiria. Namie mokiniai vėl klausė jo apie tai. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą,
tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja. Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus supyko ir tarė jiems: Leiskite mažutėlėms ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriims Dievo karalystės kaip mažas vaikas, niekaip neįeis į ją. Ir jis laimino juos apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Jėzui išeinant į kelią, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus jam tarė: Kam vadini mane geru? Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudik, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus pažvelgęs į jį pamilo ir tarė: Vieno dalyko tau trūksta. Eik parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams ir turėsi lobį danguje. Tada ateik, imk kryžių ir sek paskui mane. Po šitų žodžių jis nuliūdo ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: Kaip sunkiai turtingi įeis į Dievo karalystę. Mokiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: Vaikeliai, kaip sunku tiems, kurie pasitikė turtais, įeiti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: Kas tada gali būti išgelbėtas? Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: Žmonėms tai neįmanoma, bet ne Dievui, nes Dievui viskas įmanoma. Tada Petras sakė jam: Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Jėzus tarė: Iš tiesų sakau jums, nėra nė vieno, kuris paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus dėl manęs ir dėl Evangelijos, ir kuris jau dabar, šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekiojimais ir busimajame amžiuje amžinoje gyvenimo. Tačiau daug pirmųjų bus paskutiniai ir paskutiniai pirmi. Jiems bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus ėjo priekyje, o mokiniai stebėjosi, sekdami iš paskos. Jie nuogastavo. Vėl pasišaukęs 12 pradėjo jiems sakyti, kas jo laukia. Štai, einame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto žinovams. Jie nuteis jį mirti ir atiduos pagonėms. Tie tyčiosis iš jo, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet trečią dieną jis prisikels. Prie Jėzaus priėjo Zebedėjaus sūnūs, Jokūbas bei Jonas ir kreipėsi: Mokytojau, mes norime, kad padarytų mums, ko tik prašysime. Jis atsakė: Ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: Leisk mums sėdėti tavo šlovėje, vienam tavo dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš geriu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš krikštijamas? Jie sakė: Galime. Jėzus jiems tarė: Tiesa, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš krikštijamas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Bet vietą savo dešinėje ar kairėje ne aš duodu. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę kiti 10 labai supyko ant Jokūbo ir Jono, o Jėzus pasikvietęs juos tarė: Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi pagonių valdovais, viešpatauja jiems, ir jų didieji juos valdo, bet tarp jūsų taip nebus. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas nori tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Jie atėjo į Jerichą, o iškeliaujant jam su mokiniais ir gausia minia iš Jericho, neregys Bartimiejus, Timėjaus sūnus, sėdėjo šalikelėje elgetaudamas. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarietis, jis pradėjo garsiai šaukti: Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs! Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: Dovydo sūnau, pasigailėk manęs! Jėzus sustojo ir tarė: Pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį sakydami: Pasitikėk, kelkis, jis tave šaukia.
Tas nusimetęs apsiaustą pašoko ir atėjo prie Jėzaus. Jėzus jo paklausė, ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė, Rabūni, kad praregėčiau. Tada Jėzus jam tarė, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. 11 skyrius. Prisiartinęs prie Jeruzalės, pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalno Jėzus pasiuntė 2 savo mokinius liepdamas, eikite į priešais esantį kaimą ir vos įžengę į jį rasite pririštą asilaitį, kurio dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. Jei kas nors paklaustų, ką čia darote, atsakykite, jo reikia viešpačiui ir iš karto jį paleis. Nuėję jiedu rado pakelyje asilaitį pririštą prie vartų ir atrišo jį. Kai kurie iš ten stovinčiųjų paklausė, ką darote, kam atrišate asilaitį? O jie atsakė taip, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis. Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė jį savo apsiaustais ir Jėzus užsėdo ant jo. Daugelis tiesė ant kelio savo drabužius, kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Priekyje iš paskos einantis šaukė, Osana, palaimintas, kuris ateina viešpaties vardu, palaiminta mūsų tėvo Dovydo karalystė, ateinanti viešpaties vardu, Osana aukštybėse. Taip Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą. Viską apžiūrėjęs, kadangi buvo jau vakaro valanda, jis su 12 išėjo į Betaniją. Rytojaus dieną jiems keliaujant iš Betanijos, Jėzus išalko. Pamatęs iš tolo sulapojusi figmedį, jis priėjo pažiūrėti, gal ką ant jo ras. Tačiau atėjęs prie medžio, jis nerado nieko, tik tai lapus, nes dar nebuvo figų metas. Atsakydamas Jėzus tarė medžiui, tegul per amžius niekas nebevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. Jie atėjo į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus. Jis neleido nešti jokio daikto per šventyklą. Jis mokė sakydamas jiems, argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę? Tai išgirdę aukštieji kunigai rašto žinovai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visa minia buvo didžiai nustebinta jo mokymu. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą eidami pro šalį, jie pamatė, kad figmedis nudžiūvęs iš pat šaknų. Prisiminęs Petras tarė Jėzui, Rabi, žiūrėk, figmedis, kurį tu prakeikiai, nudžiūvo. Jėzus atsakydamas jiems tarė, turėkite tikėjimą Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui, persikelk ir meskis į jūrą, ir savo širdyje nebejotų, bet tikėtų, kad įvyks tai, ką sako, bus jam, kad ir ką sakytų. Todėl sakau jums, ko tik melsdamėsi prašote, tikėkite, kad gaunate, ir bus jums. Kai stovite melsdamėsi, atleiskite. Jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas, kuris danguje, atleistų jums jūsų nusižengimus. Bet jeigu jūs neatleisite, ne jūsų tėvas, kuris danguje, neatleis jūsų nusižengimų. Jie vėl sugrįžo į Jeruzalę, jam vaikščiant po šventyklą, prie jo priėjo aukštųjų kunigų ir rašto žinovų bei vyresniųjų. Jie klausė jo, kokią teisę turi taip daryti, kas tau davė valdžią tai daryti? Jėzus jiems atsakė, aš irgi paklausiu jūsų vieno dalyko, o jūs atsakykite man, tada ir aš jums pasakysiu, kokia valdžia tai darau. Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Atsakykite man. Jie svarstė tarpusavyje. Jei pasakysime iš dangaus, jis mums sakys, tai kodėl juo netikėjote, o jei pasakysime iš žmonių, jie bijojo minios, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas. Todėl jie atsakė Jėzui, mes nežinome. Tada Jėzus tarė, tai ir aš jums nesakysiu, kokia valdžia tai darau. 12 skyrius. Jėzus pradėjo kalbėti jiems palyginimais. Vienas žmogus pasodino vynuogyną, aptvėrė jį tvora, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo žemdirbiams ir iškeliavo į tolimą šalį. Atėjus metui, jis nusiuntė pas žemdirbius tarną, atsiimti iš jų savo vaisių. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tada jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie apmėtė akmenimis, sužeidė jį galvą ir išniekinę paleido. Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė. Ir dar daugelį kitų tarnų, kurie vienus jie primušė, kitus nužudė. Dar vieną turėjo mylimąjį sūnų. Ji nusiuntė pas juos paskutinį, sakydamas, jie gerbs mano sūnų, bet žemdirbiai tarėsi,
Tai paveldėtojas, eikime, užmuškime jį, ir jo palikimas bus mūsų. Nutvėrė, nužudė jį ir išmetė laukan iš vynogyno. Ką tada darys vynogyno šeimininkas? Jis ateis, nužudys žemdirbius ir atiduos vynogyną kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpatės padaryta ir nuostabu mūsų akise. Anie norėjo jį suimti, tačiau bijojo minios. Mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas. Tad palikę jį pasitraukė. Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininko, kad sugautų jį kalboje. Šitie atėję sako jam: Mokytojau, mes žinome, jog tu esi tiesakalbis ir niekam nepataikauji. Tu neatsižvelgi į asmenis ir mokai Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa. Ar reikia mokėti Ciezoriui mokesčius ar ne? Mokėti ar nemokėti? Suprasdamas jų veidmainystę, jis tarė: Kam spendžiate man pinklės? Atneškite man pažiūrėti denarą. Jie padavė, jis jų klausė: Kieno čia atvaizdas ir įrašas? Jie atsakė: Ciezoriaus. Tuomet Jėzus jiems tarė: Kas Ciezoriaus atiduokite Ciezoriui, o kas Dievo Dievui. Ir jie labai juos stebėjosi. Pas Jėzų ateina sadukėjų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą ir klausia: Mokytojau, Mozė mums parašė, jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną ir nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo brolį palikuoniu. Ir štai, buvo 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. Vedė ją antrasis, bet ir šis mirė bevaikis. Taip atsitiko ir su trečiuoju. Ir visi 7 nepaliko vaikų, paskiausiai numirė ir ta moteris. Taigi, per prisikėlimą, kai jie prisikels, kurio iš jų žmona ji bus, juk ji buvo visų 7 žmona. Jėzus jiems atsakė: Argi ne todėl klystate, kad nepažįstate nei rašto, nei Dievo jėgos? Kai prisikels iš numirusiųjų, jie nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. O kad mirusieji keliasi, ar neskaitėte Mozės knygoje, kaip Mozei Dievas pasakė iš krūmo: Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų Dievas, taigi jūs labai klystate. Vienas iš rašto žinovų, girdėjęs juos besiginčiant ir pamatęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė jo: Koks yra visų pirmasis įsakymas? Jėzus jam atsakė: Pirmasis yra šis: Klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis. Tai pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tada rašto žinovas jam atsakė: Gerai, mokytojau, tu tiesą pasakei, yra vienas Dievas ir nėra kito, tik jis. O mylėti jį visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, bei mylėti savo artimą kaip save patį yra daugiau negu visos deginamosios atnašos ir aukos. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė: Tu netoli nuo Dievo karalystės. Ir nieko daugiau nebedrįso jo klausti. Mokydamas šventykloje Jėzus kalbėjo: Kaip rašto žinovai gali sakyti, jog Kristus yra Dovydo sūnus? Juk pats Dovydas šventąja dvasia pasakė: Viešpats tarė mano viešpačiui: Sėskis mano dešinėje, kol patiesiu tavo priešus tarsi pakoji po tavo kojomis. Pats Dovydas vadina jį viešpačiu, tai kaip jis gali būti jo sūnus? Didelė minė džiugiai jo klausėsi, mokydamas jis kalbėjo: Saugokitės rašto žinovų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais ir būti sveikinami aikštėse, užimti pirmosius krėslus sinagogose ir garbingas vietas pokyliuose. Jie suryja našlių namus ir dedasi kalbą ilgas maldas, jie gaus didesnį pasmerkimą. Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į ją pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena beturtė našlė ir įmetė 2 pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukė savo mokinius, Jėzus tarė jiems: Iš tiesų sakau jums, ši beturtė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į aukų skrynę. Visi aukojo iš savo pertekliaus, o ši iš savo nepritekliaus įmetė visą, ką turėjo, visą savo pragyvenimą. 13 skyrius. Jam išeinant iš šventyklos vienas mokinys jam sako: Mokytojau, pažvelk, kokie akmenys ir kokie pastatai. Jėzus jam atsakė:
Matai šituos didžiulius pastatus? Čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Kai jis sėdėjo Alyvų kalne prieš šventyklą, Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus atskirai nuo kitų klausė jo: Pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks bus ženklas, kai visa tai pradės pildytis. Jėzus jiems atsakydamas pradėjo kalbėti: Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis mano vardu ir sakys, tai aš, ir daugelis suklaidins. Išgirdę apie karus ir karų gandus, neišsigąskite. Tai turi įvykti, bet dar negalas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus žemės drebėjimų, bus badmečių ir neramumų. Tai gimdymo skausmų pradžia. Jūs saugokitės, nes būsite atiduodami teismams, plakami sinagogose, ir jūs turėsite dėl manęs stoti prieš valdytojus bei karalius ir jiems liudyti, ir visoms tautoms pirmiau turės būti paskelbta Evangelija. Kai suėmė jūs ves, nesirūpinkite ir negalvokite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite tai, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite ne jūs, o šventoji dvasia. Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš savo gimdytojus ir juos žudys. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį stovinčią ten, kur jos neturi būti, kas skaitote išmano, tada kas bus Judėjoje, te bėga į kalnus. Kas bus ant stogo, ten nelipa žemyn į namus ir tegul neina ko nors pasiimti iš savo namų, o kas laukose, ten negrįžta pasiimti apsiausto. Vargas nešioms ir žindančioms tomis dienomis. Melskite, kad jums netektų bėgti žiemą. Tomis dienomis bus toks suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pradžios pasaulio, kurį Dievas sutvėrė iki šiol ir daugiau nebebus. Ir jeigu Viešpats nebūtų sutrumpinęs tų dienų, neišsigelbėtų nei vienas kūnas. Tačiau dėl išrinktųjų, kuriuos išsirinko, jis sutrumpino tas dienas. Jei tada kas nors jums sakys, štai čia Kristus, arba jis tenai, netikėkite, nes atsiras netikrų Kristų ir netikrų pranašų, jie darys ženklų ir stebuklų, kad suklaidintų jei įmanoma net išrinktuosius. Todėl būkite atidus, štai aš jums iš anksto visą tai pasakiau. Tomis dienomis ponos suspaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, dangaus žvaigždės kris ir dangaus jėgos bus sudrebintos. Tada jie pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyse su didžia jėga ir šlove. Jis pasiūs savo angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš 4 žemės pusių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sproksta lapai, žinokite, jog artėja vasara. Taip ir jūs, išvydę visą tai dedantį, žinokite, jog jis jau arti prie durų. Iš tiesų sakau jums, ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei sūnus, tik tėvas. Žiūrėkite, budėkite ir melskitės, nes nežinote, kada ateis laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo toli, paliko namus, suteikė tarnams valdžią, kiekvienam paskyrė darbą, o durininkui sakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas. Ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidžiai giedant, ar rytmetį. Kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems, budėkite. 14 skyrius. Iki Paschos ir neraugintos duonos šventės buvo likusios 2 dienos. Aukštieji kunigai raštų žinovai ieškojo būdų klasta suimti Jėzų ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad tarp žmonių nekiltų sąmyšio. Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotoje namuose ir sėdint prie stalo atėjo moteris su alebastriniu labai brangaus gryno nardo tepalo indu. Sudaužiusi indą, ji išpylė tepalą jam ant galvos. Kai kurie ten esantis pasipiktino ir kalbėjo vienas kitam: Kam toks tepalo eikvojimas? Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams. Ir jie murmėjo prieš tą moterį. Bet Jėzus atsiliepė: Palikite ją ramybėje. Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite šalia savęs. Ir kada tik panorėję galite jiems gerą daryti, o mane ne visuomet turėsite. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūno laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši evangelija, jos atminimui bus pasakojama ir tai, ką ji padarė.
Judas Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus išduoti Jėzų. Tai išgirdę, šie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kai pjaunamas Paschos avinėlis, mokiniai klausė Jėzaus, kur nori, kad tau paruoštume valgyti Paschą. Jis pasiunčia 2 mokinius tardamas: eikite į miestą, ten jūs sutiks žmogus nešinas vandens ąsočiu, sekite paskui jį ir kur jis užeis, sakykite namų šeimininkui: mokytojas liepia paklausti, kur yra švenčių kambarys, kuriame su savo mokiniais galėtume valgyti Paschą. Jis parodys jums didelį apstatytą aukštutinį kambarį, ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip jis sakė, ir paruošė Paschą. Vakare jis atėjo su 12, jiems sėdint už stalo ir valgant Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų valgančių su manimi išduos mane. Jie labai nuliūdo ir vienas paskui kitą ėmė jo klausinėti: nejaugi aš? O jis jiems tarė: vienas iš 12, kuris dažo su manimi dubenyje. Žmogaus sūnus tiesa eina, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui, per kurį žmogaus sūnus išduodamas. Geriau būtų buvę tam žmogui negimti. Jiems bevalgant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams sakydamas: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Po to jis paėmė taurę, padėkojo, davė jiems ir visi gėrė iš jos. Jis jiems tarė: tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš daugiau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. Jėzus jiems tarė: šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta: ištiksiu piemenį ir avys išsisklaidys. Bet prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją. Petras atsiliepė: jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Jėzus jam atsakė: iš tiesų sakau tau, dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiai net 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Bet Petras dar atkakliau tvirtino: jei man reiktų net mirti su tavimi, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. Ta pati kalbėjo ir visi kiti. Jie atėjo į vietą vadinamą Getsemenį. Jėzus sako savo mokiniams: pasidėkite čia, kol aš melsiuosi. Pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielvartauti. Jis jiems sakė: mano siela mirtinai nuliūdusi, pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir meldėsi, kad jei įmanoma, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė: Aba, tėve, tau viskas įmanoma, patrauk nuo mane šitą taurę, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Po to grįžta, randa juos miegančius ir tarė Petrui: Simonai, tu miegi, nepajėgi nė vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundimą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir meldėsi tais pačiais žodžiais. Sugrįžęs, jis vėl rado juos miegančius. Jų akis buvo apsunkusios ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis atėjo 3 kartą ir tarė jiems: vis dar tebemiegate ir ilsitės. Gana, atėjo valanda. Štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat. Ir to jau dar jam tebekalbant, pasirodė vienas iš 12 Judas, o kartu su juo didelė minia, ginkluota kalavijais ir vėzdais, pasiusta aukštųjų kunigų, rašto žinovų ir vyresniųjų. Išdavėjas buvo jiems nurodę ženklą: kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį ir veskite saugodami. Atėjęs, jis tuojau prisiartino prie Jėzaus ir tarė: Rabi! Ir pabučiavo jį. O kiti rankomis čiupo Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčiųjų, išsitraukęs kalaviją, smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausį. O Jėzus jiems tarė: kai prieš plėšiką išėjote, su kalavijais ir vėzdais suimti manęs. Aš kasdien būdavau su jumis šventykloje ir mokiau, ir jūs manęs nesuėmėte, tačiau turi išsipildyti raštai. Tada visi paliko jį ir pabėgo. Vienas jaunuolis sekė jį iš paskos, susisupęs vienį drobulę. Jie čiupo jį, bet šis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, vyresnieji ir rašto žinovai.
Petras iš tolo sekė jį iki pat vyriausiojo kunigo rūmų kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visas Sinedrionas ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį nuteisti į mirtį, bet nerado, nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutapo. Kai kurie atsistoję melagingai kaltino jį teigdami: Mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo. Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas atsistojęs viduryje paklausė Jėzus: Tu nieko nesakai į šituos kaltinimus? Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tada vyriausiasis kunigas vėl jo paklausė: Ar tu esi Kristus, palaimintojo sūnus? Ir Jėzus atsakė: Aš esu, ir jūs išvysite žmogaus sūnų sėdinti galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius ir sušuko: Kam dar mums liudytojai? Jūs girdėjote piktažodžiavimą, kaip jums atrodo? Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie pradėjo jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir sakė: Pranašauk! O tarnai daužė jį per veidą. Petrui esant žemai kieme atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė: Ir tu buvai su šituo nazariečiu Jėzumi. Bet Petras išsigynė sakydamas: Nei žinau, nei suprantu, ką sakai. Jis išėjo į prieškiemį ir pragydo gaidys. Pamačius jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplink stovintiesiems: Šitas yra iš jų. Ir jis vėl išsigynė. Kiek vėliau šalia stovintieji sakė Petrui: Tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis ir tavo tarmė tokia. Tada jis pradėjo keiktis ir priesikinėti: Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. Ir gaidys pragydo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam sakė Jėzus: Gaidžiui net 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Tai prisiminęs, jis pravirko. 15 skyrius. Ir to jau iš ryto aukštieji kunigai pasitarė su vyresniaisiais ir rašto žinovais be visų Sinedriono ir surišę Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. Pilotas paklausė jo: Ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė: Tu pasakei. Aukštieji kunigai jį daug kuo kaltino. Pilotas vėl klausė jo: Tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kiek daug kaltinimų jie tau pateikė. Tačiau Jėzus nieko nebeatsakinėjo ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie maišto metu nužudė žmogų. Susirinkusi minia garsiai šaukdama pradėjo prašyti to, ką Pilotas visuomet darydavo. Pilotas paklausė: Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Nes jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį skundė iš pavydo, tačiau aukštieji kunigai sukurstė minę reikalauti, kad verčiau paleistų Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: O kaip jūs norite, kad aš pasielgčiau su tuo, kurį vadinate žydų karaliumi? Tie šaukė: Nukryžiuok jį! Pilotas jų klausė: Ką blogo jis padarė? Tada jie pradėjo dar garsiau rėkti: Nukryžiuok jį! Norėdamas įtikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusivedė jį į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukę visą kuopą, jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynė uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti: Sveika žydų karaliau! Jie daužė jam per galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaudami garbino jį. Pasityčioję nuvilko jam purpurinę apsiaustą, apvilko jo paties drabužiais ir išvedė nukryžiuoti. Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, nešti jo kryžių, ir jie nuvedė jį į Golgotos vietą, išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mirą atmiešto vyno, bet jis negėrė. Nukryžiavę jį, jie pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo 3 valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas - žydų karalius. Kartu su juo nukryžiavo 2 plėšikus, vieną dešinėje, kitą kairėje. Taip išsipildė rašto žodžiai: Jis buvo priskaitytas prie piktadarių.
Einantis pro šalį plūdo Jėzų kraipydami galvas ir sakydami: Še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per 3 dienas ją atstatai, išgelbėk save, nuženk nuo kryžiaus. Panašiai tyčiojasi ir aukštieji kunigai su rašto žinovais, kalbėdami tarp savęs: Kitus gelbėdavo, savęs negali išgelbėti. Tegul Kristus, Izraelio karalius, dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume. Kartu nukryžiuotieji irgi užgauliojo jį. 6 valandai atėjus visą kraštą apgaubė tamsa iki 9 valandos. 9 valandą Jėzus garsiu balsu sušuko: Elojai, Elojai, lema sabachtani. Tai reiškia: mano Dieve, kodėl mane palikai? Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: Žiūrėk, jis šaukėsi Elijo. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę rūgštaus vyno, užmovė jam ant nendrės ir davė jam gerti, sakydamas: Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti. Bet Jėzus garsiai sušukęs atidavė dvasią. Ir šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: Tikrai šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ten taip pat buvo moterų, kurios žiūrėjo iš toli, tarp jų ir Marija Magdalietė, Marija Jokūbo jaunesniojo bei Jozės motina ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Ten buvo ir daug kitų moterų kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Vakarui atėjus, kadangi buvo pasiruošimas šabo išvakarės, atvyko Juozapas iš Aramatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukia Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo: Argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Sužinojęs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė jį kape, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija Jozės motina matė, kur jis buvo palaidotas. 16 skyrius. Šabui praėjus Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina ir Salomė nupirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, saulei tekant, jos ėjo prie kapo ir kalbėjosi tarp savęs: Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė, kad akmuo nuristas, o jis buvo labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį ilgais baltais drabužiais ir nustėro. Jis joms tarė: Neišsigąskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazariečio, jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui, jis eina pirma jūsų į Galilėją. Ten jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Jos skubiai išėjo ir nubėgo nuo kapo, nes jas apėmė drebulys ir nuostaba. Persigandusios jos niekam nieko nesakė. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs 7 demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie sielvartavo ir raudojo. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Po to jis pasirodė 2 iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę pranešė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galiausiai Jėzus pasirodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo. Jis barė juos už jų netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Jis tarė jiems: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvatės, ir jie išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje, o jie ėjo ir visur skelbė, viešpačiui drauge veikiant ir patvirtinant žodį lydinčiais stebuklais. Amen.